Labas vaikučiai. Labas vaikučiai. Aš esu teta Jūratė. Atėjau pas jūsų, kadangi mano draugas Peliukas nesakyk vardo, man jis nepatinka. Tai kaip aš tave vadinsiu? Vaikučiai, sugalvokit man vardą, gerai? Mano vardas negražus buvo. Prašau. Gerai, sugalvos tau vardą. Man Peliukas nesakyk vardo. Man atnešė eilėraštukų ir daug pasako. Ir prašė, kad aš paskaityčiau jums. O dabar, kai jisai visur šniuriniai, tai jisai man atnešė eilėraštuką mūsų draugės iš Neslogo Danutės. Jinai parašė eilėraštuką savo anūkui Lukui. O aš esu draugas jo, užtat jį atnešiau tau. Būk gera teta Jūratė, paskaityk. Jeigu jums patiks, jūs parašysit man. Parašysit gerai? Pradedu gerai. Rugsėjo 1. Tai va, rugsėjo, kodėl rugsėjo 1? O kodėl? Geri žodžiai, pamokantis. O kodėl ne? Nu, teta Jūratė. Na tai svarbu, nesvarbu. Jei geri žodžiai, pradėkime. Rugsėjo 1. Lukai, paklausykit. Būk budrus. Dvejetai klastingi puola mus. Viskas netikėtai paslapčia. Tad todėl linkiu tau visada. Pamokas paruoški, pakartok, viską apmąstyti, apgalvok, knygą susidėki, nepamiršk, atsakyk, kai kviečia, nesutrik, drąsiai atsakyti, jei žinai, o jei abejoji, būtinai. Pasistenk mąstyti, pagalvok, žinau sugebėsi, neabejok. 10 linkim, mes su dėduku, o tu pavežiosi mus su mopedu. Su mopedu ir mane, ir tave. Vaikučiai, jeigu jums patinka ir norit eilėraštukų, pasakų, parašykit mums. Jūratė Mai, yahoo.com. Jūratė Mai, @yahoo.com. Lauksime mes jūsų. Labai nepamirškit vardą mano, nepamirškit.